Kiekviena jaunatis įprastai svajonių metas. Kodėl spalio jaunatis nėra tinkama svajoti? O kaip reikėtų elgtis? Klausykit iki galo. Jaunatis svarstyklių ženkle įvyks spalio 14 dieną 20 val. 55 minutės. Ją stiprins 20 val. 59 minutės žiedinis Saulės užtemimas, nematomas Lietuvoje, tarp Merkurijaus ir besileidžiančio karminio mėnulio mazgo, kuriančioji ir greunanti energija. Įprastai jaunatis yra kūrybinis metas. Įprastai ir Saulės užtemimas yra kūrybinis procesas, bet labiau kūryba tik tuo met, kai Saulės užtemimas vyksta su kylančiu karminiu mėnulio mazgu. Šiuo atveju visa kalba apie praeitį, apie sukauptus dalykus, apie tai, ko reikia atsisakyti. Taigi šis Saulės užtemimas, ši jaunatis yra karminė. Tai yra apie paleidimą, apie tai, kas jau prisvajota, jau primanifestuota ir su kuo mes turime pagaliau susitvarkyti galutinai, kažko atsisakyti, kažką paleisti, už kažką padėkoti, su kažkuo susitaikyti, atleisti. Taigi tai yra apie valymąsi, apie pabaigą, apie užbaigimą tam tikrų procesų, apie tvarkymąsi, apie konfliktų sprendimą, nors be abejonės galima kaip tik itin susipykti, itin prikurti tų tokių kūrenčių energijų, ar ne, nuo to labiau nukentėti, bet prie to jūs ėjote, jūs visą pusmetį jau ėjote link to. Ir dabar turite tiesiog priimti, susitaikyti, susigyventi su tuo, kas vyksta šiomis dienomis ir tai paleisti. Mes žengiame į užtemimų koridorių, įžengsime nuo spalio 14 ir tai truks 2 artimiausias savaitės iki spalio 28 dienos, kada įvyks mėnulio užtemimas. Ir mėnulio užtemimas mums parodys jau kuriuo keliu sukti, ko mums tikėtis per artimiausią pusmetį. Taigi, jokių spontaniškų sprendimų, jokių svajonių iš esmės, nieko naujo nepradedame, tiesiog atsisveikiname su tuo, ko matyti ar patirti nebenorime artimiausią pusmetį. Ir iškils per artimiausias 2 savaitės visa, kas yra itin skaudu. Visuomenės gyvenime, valstybinėse, kultūros institucijose, santykiuose. Tai yra natūralu. Nerimaukite, isterikuokite, nepanikuokite, paprasčiausiai išlaukite šį procesą. Ką reikėtų daryti? Tvarkytis, ypač šiandien tai palanku, pradedant nuo namų, nuo pačių tamsiausių kampų, nuo to, kas jums labiausiai nepatinka, tvarkytis, taip, ir darbo vietos be abejonės, ir dokumentai, ir visa kita, kol prieisite prie savo emocijų, prie savo minčių, prie savo kasdienių situacijų. Grąžinkite skolas, jokio negatyvo, jokių blogų minčių, jokių reakcijų į galimas provokacijas ir manipulacijas. Tikrai susidursime su įvairiomis aplinkybėmis, kada išbandomas bandos jausmas ir esam provokuojami. Tai tik tęskite tai, kas yra pradėta. Venkite žmonių susibūrimo vietų. Iš tikrųjų, mums visiems labiau reikalinga ramybė ir vienatvė. Šeštadienį apskritai, būtent tą spalio 14 dieną, rytoj, ar ne, tai atsiribokite nuo socialinių tinklų, tegul šis mano video būna jums paskutinis visam savaitgaliui. Atsiribokite nuo žmonių, nuo bendravimo, geriau eikite į mišką, pabūkite vieni, pabūkite ramybėje, apsikabinkite medį, pasisemkite stiprybės iš gamtos, maitinkitės asketiškai
Tai yra palankus metas atsikratyti žalingų įpročių. Vėlgi, pradėti tai, ką jūs norite pritraukti į savo gyvenimą ar ne, o tikrai nesinešti to, kas jūs tempia atgal. Prieš užtemimą labai gera praktika iš tikrųjų yra rytoj nusiprausti. Reiškia prieš 20 valandą, ar ne, prieš 20:55, 59, prieš jaunatį, prieš saulės užtemimą, kada jūs ir visą dieną praleisite tiesiog ramybėje, apsivalysite, taigi jau ir galbūt ir nuo 6 vakaro galėtumėte iš tikrųjų nusiprausti, palepinti save įvairiomis procedūromis, kaukėmis, pirtis labai gerai veiks. Ilsėkitės ir nieko negalvokite, va tiesiog užsidėjote įvairias kaukės ir atsigulėt ir visiškai atsipalaidavot. Va tai yra geriausias saulės užtemimo sutikimo momentas, be jokių rūpesčių, be jokių minčių, be jokių emocijų, tiesiog, jūs stebėkite savo mintis, jos ateis, jos praeis, jūs tiesiog neužsikabinkite už minčių, nei emocijų. Ir į užtemimo koridorių ženkime pozityviai nusiteikę, su viltimi, su ramybe. Tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia. Ir būtinai dėkokite. Dėkokite už tai, ką jūs patirite, už tai, ką jūs turite. Atleiskite ypač visiems savo priešams, visiems tiems, su kuriais nesusikalbate, nes tas nesusikalbėjimas tik parodo, kur galbūt ir jūsų silpnos vietos, ties ko reikia padirbėti. Jeigu nesutarimai santykiuose su partneriais, su sutuoktiniais, su dalykiniais partneriais, kolegomis, tai vėlgi visada tiesiog atsigręžkite į save, ko moko jūs ši situacija, kokių galbūt savybių skatina įgyti ir panašiai. Tai svarstykliams ypač aktualus užtemimas ir visiems, kuriems šiuo metu yra 18, 19 metų, 36, 37. Labiausiai ypač saulės užtemimą jau galime jausti netgi ir savaitę prieš ir po momento. Aišku, stipriausiai tai yra, bent jau 3 paros, tai be abejonės šiandien saulės užtemimą jau puikiai jaučiame, rytoj bus pati stipriausia diena ir dar sekmadienis bus jaučiamas. Taip pat avino ženklo atstovams taip pat bus stipri įtaka šio užtemimo, jeigu ir turite horoskope planetų tarp 18-25 laipsnių. Taip pat vėžiams, ožiaragiams, taigi kažko reikės atsisakyti, su kažko susitaikyti, kažkam padėkoti, kažką paleisti. Pozityviai įtaka galima dvynių, liūto, šaulio, vandenio ženklų atstovams, tai reikės visą priimti, galvoti, kaip pasinaudoti tuo ateityje. Taigi mes kiekvienas iš tikrųjų patirsime tam tikras pamokas susijusias su svarstyklių ženklu. Ir, kiekvienam yra savo ramybės, stiprybės, kantrybės, meilės, taikos ir šviesos.